Sveiki gerbėmieji žiūrovai, dar viena mūsų laida. Šį kartą kalbėsime apie riebalus. Kokius riebalus vertėtų naudoti maisto gamyboje ir kokius vertėtų valgyti aplamai. Pradžiai noriu Jums pranešti, kad kalbos, kad riebalai mums nesveika ir kad jų reikia vengti maiste, yra visiškas absurdas. Riebalų mums reikia daug, praktiškai 40%, sakyčiau, minimum kalorijų turėtų eiti iš riebalų, o šiaip 50, 60, 70 ar netgi daugiau kalorijų turėtų eiti grinai iš riebalų. Žinoma, kalorijos tai nėra maisto kiekis. Reiškia, žiūrint į kiekį, turėtų būti daugiausiai žalumynų, bet žalumynai, kaip ir patys žinote, yra nekaloringi. Sakykime, kilogramas kopūstų tai bus 240 kalorijų. Kai lygiai tiek pat kalorijų bus mažas gabaliukas sviesto. Tai pagalvokite, kaip atrodys kilogramas kopūstų ir kaip atrodys mažas gabaliukas sviesto. Iš dalies gali atrodyti, kad žmogus pastovi alkanas, gal vertėtų daugiau valgyti visų tų žalumynų ir mažiau valgyti riebalų, kad užkimšti skrandį, bet reikalas tame, kad tokiu būdu kimšdami skrandį jūs nepasisotinsite, nes būtent riebalai nuramina patenkina jūsų sotumo hormoną, kuris vadinasi leptinas. Dabar reiškia, kokius riebalus vertėtų valgyti, nes riebalai yra nevienodi ir nuo to, kokius riebalus jūs valgysite, kokius riebalus jūs vartosite maisto gamyboje, priklausys ir jūsų sveikata, jūsų energijos kiekis, kaip jūs atrodysite, jūsų jaunatviškumas, absoliučiai viskas. Nes kaip ir minėjau, riebalai turi būti dauguma jūsų kalorijų. Taigi pats sveikiausias dalykas yra kokoso aliejus. Jūs turbūt esate girdėję, kaip mums pavojingi yra sotieji riebalai. Visą tai vėlgi absoliutus šlamštas, mitas. Mūsų praktiškai masinės informacijos priemonės kemša melagingą informaciją. Sotieji riebalai tai būtent yra tai, ką jūs turėtumėt valgyti. Sotieji riebalai mums yra sveika, o visi tie minkštieji, skystieji, šūdinieji riebalai, išspausti iš velniai žino ko ir praktiškai teršia mūsų organizmą ir yra mums visiškai nesveika. Tai reiškia, kokoso aliejus čia yra, sakykime, kokį jį pirkti. Jis turi būti būtinai ekologiškas. Būtinai ekologiškas, nes šiais laikais chemija karaliauja, pesticidai karaliauja ir jūs nenorite viso to jūsų aliejuje. Turi būtinai būti šalto spaudimo. Patikrinkite, nes nuo, reiškia, gamybos proceso labai priklausys ir kokį aliejų jūs valgysite. Kadangi tai bus dauguma jūsų kalorijų eis iš riebalų, tai daugumoje nuo to priklausys jūsų sveikata. Taigi šalto spaudimo. Toliau pageidautina, kad būtų ir grynas, ir, reiškia, nežinau kaip lietuviškai, bet angliškai vadinas extra virgin, 100% raw, reiškia, visi tie dalykėliai labai pageidautini. Galų gale atidarykite ir pauoskykite, panaudokite maisto gamyboje, pažiūrėkite, kaip jums praeina. Galite pabandyti kitos firmos, žinoma, atsižvelkite į kainą, bet šis dalykas, jisai brangus, bet jisai vertas savo kainos. Tai vienas sveikiausių maisto produktų, ką mes turime. Be to, reiškia, sotieji riebalai, kurie yra kokoso aliejuje, vadinami, reiškia, lauro sotieji riebalai. Šiaip sočių riebalų yra 4 ir tie sotieji riebalai, kurie yra kokoso aliejuje, jie yra, reiškia, tos pačios, reiškia, rūšies, kaip ir jūsų mamos krūties pieno riebalai. Todėl, reiškia, kai mes valgom kokoso aliejų, o jį šiaip naudoti galima absoliučiai visur, mūsų organizmas tiesiog džiaugiasi. Ir jūs jausitės ir laimingesni, ir turėsite daugiau energijos, ir atrodysite geriau, ir jaunatviškiau, ir taip toliau. Šis dalykas tikrai labai sveikas, patartinas visiems absoliučiai, be išskirties. Toliau būtų sviestas. Šiais laikais žmonės pradėjo bijoti sviestą. Netaip seniai lankiausi Lietuvoje, pas visus margarinas, pas visus majonezas, bet sviesto, jūs ką juokaujat, sviestas, taigi čia taip pavojinga. Absurdas, vėlgi, absoliutus mitas, absoliutus melas. Sakau, žmogus nebežino, ko tikėti, jį praktiškai dulkina, atsiprašant, masinės informacijos priemonės. Būtent tai ir vyksta. Sviestas labai sveika. Jums visa ta šūdina informacija kišama, nes sviesto nėra tiek daug. Ir jeigu visi žmonės labai pirks sviestą, jisai labai užbrangs. Ir šiaip, ką reiškia, valstybė nori, kad jūs pirktumėt visą tą ir reiškia, išspausti, va čia yra blogas dalykas. Bet mes apie jį po to pašnekėsime. Reiškia, sviestas taip pat yra labai sveika. Aš jums patarčiau valgyti nuo 15 gramų iki 25 gramų
per dieną. Aš, turbūt patys žinote, darau kiekvieną rytą kulkų neperšaunamą kavą, po kurios aš jaučiausi fantastiškai. Praktiškai mano smegenys gamina serotoniną straight away. Iš karto. Pasidarykite tą kavą, pabandykite ant savęs. Jeigu jums tiks, patikėkite, kitos kavos jūs negersite. Tai va, tiek apie sviestą. Taip pat galima naudoti maisto gamyboje. Labai skanu keptas kiaušinis ant sviesto, labai skanu šiek tiek įdėti padažus. Praktiškai visur, kur jį neįdėsi, maistas gaunasi labai skanus. Apie tai žino visi, šefai, virėjai, vyriausi virėjai, kurie gamina maistą. Jeigu šiek tiek įdėti sviesto, į bet ką, maistas gaunasi labai skanus. Naudokite ir užmirškite visus tuos, kurie pisa jūsų smegenis. Neklausykite jų. Toliau tęsime mūsų laidą. Alyvuogių aliejus. Alyvuogių aliejus iš tikrųjų yra sveikas kuom? Jūs turbūt esate girdėję ten monosotieji riebalai, polisotieji riebalai. Visiškai ne tai. Alyvuogių aliejus yra sveikas būtent tais dalykais, kuo yra turtingos alyvuogės ir tas dalykas persiduoda į aliejų. Lygiai taip pat kaip, pavyzdžiui, raudonam vyne išlieka rezervatrolas, reiškia, alyvuogių aliejų lieka tos naudingosios medžiagos, kurios būtent praturtina tie, reiškia, antioksidantai, kurie apsaugo mus nuo kenksmingų gyvenimo sąlygų, nuo oksido, prailgina gyvenimą, jūs būsite jau net vyškesni, bet tą dalyką netai paprasta išlaikyti tame aliejuje. Jeigu jūs pirksite šiaip alyvuogių aliejų, patį pigiausią, jame nebus visų tų naudingų medžiagų, jisai praktiškai bus jums visiškas šlamštas ir jisai bus jums kenksmingas. Jisai privalo būti, reiškia, ekologiškas, jisai privalo būti, aš naudosiu angliškai, nes jūs, kad ir Lietuvoje gyvenat, vis tiek tie pavadinimai angliškai, nėra prasmės juos versti į lietuvių kalbą, nes ant pakuotės bus užrašyta angliškai. Taigi extra virgin turi būti toks užrašas ir turi būti šalto spaudimo. Šiaip šis aliejus, kuris pas mane rankoje, nėra geras. Kodėl? Čia tik tai extra virgin olive oil, tai reiškia, jisai nėra šalto spaudimo. To labiau, pakuotė, kai perkate alyvuogių aliejų, yra siaubingai svarbi taip pat. Jokiais būdais nepirkite šviesioje taroje, jeigu bus alyvuogių aliejus. Toksai aliejus jau bus sugedęs. Jisai privalo būti stiklinėje taroje ir ta stiklinė tara turi būti tokios spalvos, kaip jeigu jūs matote, tamsiai žalios, kad būtent tie antioksidantai, tos naudingosios medžiagos, kuo turtingas alyvuogių aliejus, užsiliktų. Alyvuogių aliejų, žinoma, aš tikiuosi jūs supratote, kad reikės pirkti cold pressed, reiškia šalto spaudimo, jisai turi būti extra virgin, reiškia, tai tokį aliejų nevertėtų vartoti maisto gamyboje, nes tos naudingosios medžiagos žus, dėl ko jūs ir vartojate tą aliejų. Jis labai yra geras į salotas. Pavyzdžiui, graikiškas salotas gaunasi fantastiškai būtent su tuo geruoju alieju. Ieškokite būtent teisingoje taroje ir sekite, kad jisai nebūtų susenęs. Be to, nepatartina pirkti labai didelių, reiškia, butelių, jeigu jūs po to ilgai naudosite tą aliejų. Kai nupirkote, naudokite, stenkitės išnaudoti greičiau, bet labai dideliam porcijom irgi alyvuogių aliejus aš nepatarčiau naudoti, sakyčiau, 2 stalo šaukštai būtų turbūt maksimum per dieną, atsižvelgiant, kad jums dar reikia ir kokos aliejų, ir dar sviestą naudoti, būtinai. Reiškia, ką aš dar galėčiau apie jį paminėti, tai reiškia, stenkitės naudoti kiek įmanoma greičiau, nepirkite didelios taros, nes jeigu pas jūs bus litras, tai jūs automatiškai naudosite ilgiau ir žiūrėkite, kad galiojimo data nebūtų pasibaigusi ar neitų netgi į pabaigą, nes, kaip ir sakiau, visos tos naudingosios medžiagos po truputį išsivaikšto ir iš to aliejų nelieka nieko gero. Reiškia, dabar tęskime mūsų laidą ir bus brangieji aliejai. Sakykime, jūs nepatikėsite, bet šitas buteliukas, žinoma, jis ne mano, šitas buteliukas aliejus kainuoja 50 eurų. Taip, fantastiška tara, labai tamsi, praktiškai nepermatoma juoda, tai yra gerai, tai pliusas, stiklinė. Čia užrašyta visokio velnio, kad čia padaryta, reiškia, iš kažkokių 5 saulėgrąžų, kažkokių, tai reiškia, nesigilinsiu, bet reikalas tame, kad jisai nebus vertas 50 eurų. Aš nemanau, kad jisai vertas 10 eurų, ar vertas 5 eurų, ar vertas absoliučiai kiek nors eurų, nes visas šitas dalykas, suprantate, visi tie brangieji aliejai, sakykime, linų sėklų, aš dabar daug, reiškia, žiūriu, Lietuvoje labai naudoja, įsitikinę, kad labai sveika, nes ten labai daug omega 3, reiškia, linų sėklų, obelų, reiškia, viena klientė mane kreipėsi, jinai kiekvieną rytą naudoja reiškia, šitų moliūgos sėklų aliejų, avokado aliejai ir taip toliau. Visa tai nėra labai gerai, nes tos naudingosios medžiagos vis tiek neužsilieka. Jos labai greitai praktiškai
sugenda ir iš jų nelieka. Sakykime, linų sėklų aliejus, jeigu visiškai šviežus, jisai yra fantastiškai sveikas, bet jisai turi būti visiškai sveikas. Kai aš nueinu, pavyzdžiui, sveikolių parduotuvę ir matau, kad kapsulėmis parduodamas, reiškia, tas linų aliejus ir aiškinama, kad ten labai daug omega-3, reiškia, ir galima gerti vegetarams. Tai aš jums vieną dalyką pasakysiu dėl omega-3. Iš augalų mūsų organizmas omega-3 įsisavina kažkur tai 1/1000 dalį. Žmogui reikia sunaudoti omega-3 apie 2 gramus minimum. Tai maždaug jūs paskaičiuokite, kiek litrų jums reiktų išgerti šviežaus, reiškia, linų aliejaus. Aš dabar tiksliai nežinau, bet kalba eina, aš nežinau, gal apie 3-4 litrus aliejaus, kad gauti dieninę normą omega-3. O jeigu jūs žinote, be omega-3 jūsų smegenys nedirbs gerai, praktiškai jūs plaunate savo smegenis. Dėl to aš vegetarizmo visiškai negaliu palaikyti, tai praktiškai yra liga. Vegetarizmas yra liga. Tai va, dėl visų šitų dalykų aš nerekomenduoju pirkti brangių aliejų. Reiškia, aš negalėčiau paminėti kažkokių labai naudingų savybių, praktiškai pinigų išmetimas. Neleiskite daug pinigų. Dabar reiškia riebalai iš mėsos. Čia yra kiaulytė, matote, biškį pagadinta, reiškia, liesa mėsa. Galima tai pasakyti, nes mūsų protėviai valgė daug lašinių kiaulienos. Bet ir jie darė labai teisingai. Ir jie žinojo, kad jie daro labai teisingai. Jie žinojo, kad jie stiprina savo imuninę sistemą. Jie žinojo, kad po to jie jaučiasi gerai, darbingi, gera nuotaika ir visa tai yra tiesa. Nes kiaulės lašiniuose yra daug cholesterino, kuris mums labai labai sveika. Reiškia, tenais yra labai daug sočiųjų riebalų. Kaip ir minėjau, būtent tai mes ir turėtumėm valgyti. Ir reiškia, tenais nėra baltymų, ko mes praktiškai ir nenorime. Tai va, reiškia, reikalas tame, kad kiaulės dabar auginamos visiškai kitaip, negu buvo auginamos anksčiau. Tai yra praktiškai faktas. Jas šeria labai prastų maistų, prie kurio jos nepripratusios. Jos turėtų valgyti ir taip prastą maistą, bet jos maitina dar paprastintai ir sąlygos išlaikymo yra prastos taip pat. Taigi mėsoje, reiškia, lašiniuose, kadangi reiškia, toksinai užsilieka būtent mėsos riebaluose, reiškia, toks lašinukas jums gali būti pavojingas dėl visų tų toksinų, kurie užsiliko būtent tuose lašiniuose. Dėl to aš, jeigu pasakyčiau, būkite atsargus. Jeigu jūs galite rasti lašinukų, kurie buvo, reiškia, kažkokioje labai, kaip jums pasakyti, doroje fermoje užauginti tie lašinukai, ta prasme, jūs gal pažįstate fermerį ir žinote, kad jisai prižiūri normaliai savo kiaulės. Tada fantastika, naudokite, tikrai puiku ir maisto gamybai, ir valgymui, praktiškai bet kam. Galite net išsitepti savo kūną, iš tikrųjų labai sveika, fantastiškai sveika. Bet iki tol, kol kiaulytė buvo dorai prižiūrėta. Jeigu kiaulytė nebuvo gerai prižiūrėta, labai atsiprašau, bet tas lašinukas jums nebus gerai. Ok, pereiname prie paskutinio, taip sakant, ko nevertėtų naudoti. Ko nevertėtų naudoti, reiškia to dalyko, apie ką tylima. Apie ką masinės informacijos priemonės jūs neįspėja. Viskas blogai išskyrus šitą dalyką, paprastą aliejų. Jisai kainuoja vos kelis eurus, nusipirkti galite bet kada. Jeigu jūs pažiūrėsite, čia pilna, reiškia, monosočiųjų, polisočiųjų ir labai mažai sočiųjų riebalų, kurios gąsdina daktarai, kad jie yra labai pavojingi. Kaip ir minėjau, visiškas šlamštas. Iš vis neklausykite nei daktarų, nei masinių informacinių priemonių, kurie praktiškai kruša jūsų smegenis. Čia yra paskutinis š ir jo reikėtų nevartoti aplamai, nebent jūs nupirksite, ką darau aš, nors jau ekologiška, kaip minimum, reiškia, ir aš jį naudoju, pavyzdžiui, aš įpilu į tokį buteliuką ir tenais yra toksai mygtukas ir jisai purškiasi. Reiškia, kiekvienas papurškimas yra, kaip čia pasakyti, 5 papurškimai yra 1 gramas, tai vienas papurškimas 5 dalies gramo. Tai jeigu aš papurškiu 5 kartus, tai bus 1 gramas. Ta prasme, aš naudoju kiek įmanoma mažiau, šiaip aš naudoju ant griliaus, arba jeigu kišu maistą į orkaitę ir aš nenoriu, kad jisai, reiškia, per daug apskrustų, aš šiek tiek apipurškiu su šituo dalyku, bet grinai aš naudoju litrą, aš nežinau, pusę metų. Tai tiek aš naudoju ir aš naudoju ekologišką. Šiaip šitas aliejus, jisai yra hidrintas ir jisai yra labai mums kenksmingas,
reiškia, mūsų organizmas jo dorai neapvirškina, jūsų organizmas gamins riebalus, augins riebalus ir, kas baisiausia, augins tokius riebalus, kurių jūs tikrai nenorite, augins vidinius riebalus. Jūsų vidiniai organai apaugs riebalais, po to, reiškia, nuo tokių riebalų, reiškia, taip pat organizmas kurs cholesteriną, bet tas cholesterinas bus kitoks, jisai bus trumpesnis ir jisai bus jums labai nesveikas, nes jis praktiškai gadins jūsų visą organizmą. Nes mes tokių riebalų ir neturėtume valgyti, čia yra paskutinis š. Pabaigai paminėsiu, pas mane čia nėra dėja, bet ir gerai, kad nėra, ir aš tikiuosi pas jūs nėra. Tai būtų margarinas ir tai būtų, reiškia, ir tai būtų majonezas. Tai šitie dalykai yra tiesiog AC/DC. Pavojingi gyvybei. Išmeskite, jeigu turite šaldytuvę, tiesiog išmeskite lauk. Tiesiog išmeskite lauk, nebent, reiškia, žinoma, gali būti pagaminta sveikai, jeigu labai pasistengti, bet aš nemanau, kad jūsų šaldytuvė guli tai, kas yra sveika. Ta prasme, sveikas margarinas ir sveikas majonezas. Ką aš turiu omeny sveikas, tai patikėkite, tokio dalyko kaina bus kosminė. Ir aš vis tiek nepatarčiau to naudoti, netgi jeigu ir dalinai sveikas, nes šiaip matote, margarine bus trans riebalai, reiškia trans fat, angliškai vadinasi. Ir šitie riebalai praktiškai yra labai kenksmingi, labai pavojingi jums ir jie yra atsakingi dėl to, kad daktarai taip išsigandė cholesterino. Ne cholesterinas yra blogas, o tas cholesterinas, kurį sukelia būtent tie, reiškia, perdirbti, hidrinti aliejai, reiškia, majonezas ir margarinas. Būtent iš šitų riebalų mūsų organizmas gamina lievus, labai tokius hrenovus, šūdinus, lietuviškai tariant, šūdina cholesteriną ir dėl šito cholesterino būtent pas mus problemos. Tai tikiuosi, jūs supratote, ką aš jums noriu pasakyti. Valgykite gerus riebalus. Valgykite gerus riebalus, nuo to priklausys, ar jūs būsite sveiki, ar jūs būsite nesveiki. Tai tikrai labai svarbu, nes, kaip ir minėjau, tai bus kaip minimum 40% jūsų kalorijų, o šiaip gal net 50-60%. Aš valgau, aš skaičiau 66%, mano maisto yra riebalai, 66%. Nors, jeigu aš sudėčiau viską ant stalo, tai daugumai būtų žalumba, nes šitame reikalo nėra kalorijų. Tai tiek bus mūsų laidai. Prenumeruokite mūsų kanalą, žiūrėkite visas mūsų laidas, nes informacija jūs kiekvieną dieną verčia tuo žmogumi, kuriuo jūs esate. Žinote, man iš tikrųjų labai pikta dėl to, aš gal šioje laidoje leidau savo kalbėti ne pačiu gražiausiu būdu, bet iš tikrųjų labai pikta, kai, reiškia, masinės informacinės priemonės, daktarai jie žino ir jie jums toliau meluoja, apgaudinėja, dėl ko jūs esate tokie ligoti. Tai va, sekite mūsų laidas būtinai, prenumeruokite mūsų kanalą. Duokite šias laidas pažiūrėti ir savo, reiškia, žmonėms, kuriais jūs rūpinatės, draugai, giminės, mylimieji. Tai bus tiek. Susitiksime kituose laidose. Ir kaip visada, čia buvo Sveika gyvensena, viso gero.